Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Pajauskim širdyje absoliučią ramybę. Pajauskim, kaip viskas viduje harmoninga. Kai energija pradeda suktis jūsų vidinėme pasaulyje, vidinėme rate. Kai viskas sukasi tolygiai, harmoningai. Kai jūs esate kaip šviesos energija, kuri šviečia visiems labai toli. Įsivaizduokit, kad jūs sėdit arba gulit ir jūsų vidinėme rate sukasi energija, o ta energija spinduliuoja kitą aplinkinę energiją. O ta kita aplinkinė energija, dar kita energija ir dar kita energija. Ir jūs jaučiatės, kai jūsų pačių fizinė aplinka ir fizinis kūnas vis pradeda suktis ratu, spinduliuodamas vis didesnę ir didesnę amplitudę energiją. Ir tos energijos sukuria aplink jūs tokį apsauginį ratą arba meilės ratą energijos, kuris yra jūsų viduje ir išorėje ir visas tai kaip tampa viena visuma, viena lyguma, viena tolygi energija. Ir jeigu dar išsitiestumėte, tai dar būtų geriau, dar labiau pajaustumėte tą vidinį balansą su visa aplinka. Nes mums reikia įsilieti, įsijungti į visą pasaulį, į visą tą erdvę ir tiesiog išnykti arba ištirpti joje. Ir pasidaryti labai integraliais ir mažais, kad suvoktumėm visos esmės arba visos prasmės dydį, kad suvoktumėm, kas mes esam ir kodėl mes esam. Nes kitu atveju, kai mūsų erdvėje pasidaro labai daug ir mes užimam visą erdvę, mums tada skauda, nes mes joje netelpam. O jeigu mes šiek tiek kaip susimažinam ir tam visam pasaulyje, toje erdvėje padarome vietos esmei, tada mes galime į visą, kas vyksta mumyse, žiūrėti taip kaip iš toli, arba per tam tikrą laiko tarpą, per tam tikrą atstumą, tam tikrą erdvę. Todėl labai džiaugiamės, kas sugeba tai padaryti ir greitai ir intuityviai tiesiog save sumažinti. Ir mes praeitą kartą kalbėjom, kad jeigu yra sunku širdyje arba kai kalbam, kad nėra energijos arba jinai kažkur tai dingusi arba reikia kažkokią tai problemą išspręsti ar iššūkį priimti, tai pirmas žingsnis yra sumažinti savo fizinę aplinką arba savo fizinę erdvę, tiesiog pasitraukiant kaip į nuošalę arba į kampą, kad būtų iš to kampo matyti visa visuma, matyti kaip toje aplinkoje, kas vyksta ir kas egzistuoja, kas vibruoja, kas yra ne taip ar kažkas netinkamo. Nes mums labai svarbi yra pripildyta erdvė. Nes ta erdvė yra jūsų paties vidinis kambarys arba vidinė erdvė. Dabar pamatykite save, susimažintą ir žinot, taip rodo, kad būtų kaip kambarys, didelis kambarys, o jūs sėdite kambario kampe ir taip susirietę į kampą ir laukite, žinot, kol praeis kažkoksai tai įvykis ar toks uraganas. Ir jūs sustingęs jūsų visas kūnas, sustingusi visa esybė, nes jinai tiesiog nežino, ką daryti, nežino, kaip reaguoti, ką veikti, kaip priimti viskas, kas vyksta aplinkui. Ir tokioje erdvėje mes galime išbūti keletą amžių. Mes galim taip išbūti ir netgi neišsitiesti niekada. Mes taip galime
ir nugyventi visą savo pasaulį tokiu vat lygmeniu arba tokiame būtyje arba tokioje formoje arba tokiam susisukime. Todėl jeigu aš patiriu tokią frustraciją arba tokį stresinį įvykį arba tokią stresinę situaciją, aš turiu išsitiest ir atsipalaiduoti. Aš turiu atsijungti nuo tos visos sistemos struktūros, kurioje esu. Ir įsivaizduokit, kad dabar atsiranda tokia šalia jūsų kaip raskladuškė, kaip lovelė pastatoma. Ir jūs atsargiai atsisėdate, atslenkate ir atsigulate ant šono. Pajuntate, kaip jūs ateina ir užploja artimas žmogus, gali tai būti mama, padeda pagalbę po galvą, apkamšo iš visų pusių, suminkština visą aplinką, visą erdvę ir išeina ir jūs liekate vienas, saugus ir ramus, nes jumis yra pasirūpinta. Ir kai jūs taip pat atsipalaiduosit, dabar atsipalaiduoja, sušyla nuo antklodės jūsų kūnas, jisai tiesiog ištirpsta, tiesiog galite jau ir ant nugaros, rodo, atsigulti. Ir jau tada jau jisai tampa nevaržomas. Jis tiesiog susilieja jau su erdvė. Jis tiesiog toje erdvėje paskęsta. Ir tada jisai, kaip jie rodo, kaip kas esminio dalyko, atsipalaiduoja. Ir kai kūnas atsipalaiduoja, tada visos energijos sugrįžta. Visas gyvenimas, visas džiaugsmas, visas pasitikėjimas, viskas sugrįžta į vietą. Nes mums labai svarbu, kad energetika tekėtų laisvai visų kūnų, kad nei viena vieta nebūtų užspausta ir užspazmuota, kad jūsų kūnas galėtų kaip ir lengvai miegoti arba atsipalaiduoti, arba būti tokioj saugumo fazėje, saugumo pasitikėjimo erdvėje. Nes jeigu jisai yra įsitempęs, visi raumenys tada yra tokio budravimo, budėjimo režime ir jūs automatiškai nieko apie nieką negalite gyvenime daryti, galvoti, jūs tik tai apie tai, kaip išlikti ir išgyventi toje vat būsenoje, toje erdvėje. Todėl, kas visi patyrėte tokį sunkumą, fizinį išsekimą ar fizinį tokį sustingimą, turite šiandieną paleisti ypatingai nugaros raumenis, visas pečius, visą apatinę kūno dalį, atpalaiduoti, kad niekas jūsų neslėgtų, kad niekas nebūtų, kad neramintų. Nes tas nerimas mums nėra į naudą, mes turime atpalaiduoti fizinį kūną. Ir kiekvieną meditaciją mes pradedam vis nuo to paties, kaip peržiūromas fizinė erdvė, fizinė erdvė. Ir jeigu joje yra triukšmų, mes turime jį nuraminti, nulyginti, suvienodinti su visa erdvė. Kodėl? Todėl, kad jūsų aplinka rodo visuotinė aplinka, visuotinė erdvė, visatos erdvė yra labai subalansuota ir harmoninga. Jis teka pastoviu dydžiu, jis yra pastoviame tokiam režime ir švelnume. Jis visą laiką yra pripildyta erdvė, joje nėra tuščių ertmių, joje nėra nieko, žinot, kaip būtų rodo tokia kaip, žinot, ne kaip manai, kaip, tiesiog švelni, švari erdvė, jinai yra lengva ir pripildyta ir mums gera joje būti, jeigu mes joje įsiterpėme tokie patys kaip ta erdvė. Ir jeigu mes integruojam su savo visa fizinė erdvė, su visu fiziniu pasauliu į tokią erdvę, mes tampame tos erdvės kaip papildinys arba tęsinys. Ir tada mes galime daryti vėl stebuklus. Mes tada galime
tapti tą integralia tiesa ir galime tada jausti, kaip gamta jaučia, gyventi kaip gamta gyvena. Mes tada galime plaukti, mes galime tada sroventi, mes tada galime pranikati, nu, kaip prasiskverbti pro ją. Ir tada mes tampame, na, nepažeidžiami ir mūsų niekas negali užgauti, nes mes tampame tiesiog gamtos dalimi. Ir mes norėtume, kad ir šiandieną jūs savo krūtinę, savo vidumi pajausti, kas yra ta integracija, integrali erdvė, kas tai yra, kaip tai atrodo, kaip tai juntama savimi. Ir pajauskit krūtinėje tokią didelę erdvę ir pajauskite, kaip jinai integruojasi į tą aplinką, kurioje esi. Ir jeigu jūs pajausit, jūs pamatysite, kaip viskas susilieja, susijungia su visata, visuma, su ta erdvė, kurioje esi. Ir kiekviena erdvė yra pripildyta deguonies, kiekviena erdvė yra, na vėl rodo kaip pagalbės, kaip minkštimai, kaip supanti tokia labai gera būsena. Tik tai mes dažnai per savo fizinį kūną, per įtampą jo nejaučiame. Bet jeigu mes suvibruojame ir vibraciją pagauname tokią pačią kaip ir gamta, tada labai labai gerai viskas vyksta. Ir pajauskite dabar jau po truputį mūsų kūnas atsipalaiduoja, po truputį jisai įsilieja, įsijungia į tą visą visuomenę ir visuotinę tą erdvę. Ir kuo labiau jūs atsipalaiduosite, tuo lengviau jūs įeisite į tą erdvę, tuo lengviau jūs pajausite malonumą, tuo labiau jūs pamatysite, kad tai yra labai paprasta, natūralu ir gera ir organiška, kad tai yra tai, ko siekia žmogus intuityviai. Jis nori ramybės, jis nori gamtos, jis nori būti visą laiką sąjungoje su pačiu savimi. Ką reiškia sąjunga su pačiu savimi, tai ir yra su savo aplinka, su savo erdve, su savo visa ta sistema ir struktūra. Ir kuo labiau, vat, vėl rodo, įsiskleisite, įsijungsite, įsiintegruosite, tuo bus geriau. Tuo labiau jūs pajausite, kokio dydžio, kokio pločio, kokio gylio jūs esate, pajausite, kiek galite ištirpti toje sistemoje, struktūroje. Sistemoje, struktūroje nėra ribų. Taip kaip, žinot, oras sklinda, va taip ir mūsų energetika erdvė, žinot, prasismelkia poro visą erdvę, taip horizontaliai rodo, jinai sklinda, tiesiog atsipalaiduodama. Ir jaučia ir gauna didelį pasitenkinimą savimi, nes jinai gali pajausti ir jūs galite ją jausti. Ir labai svarbu, žinot, kaip užfiksuoti, ką jūs jaučiate dabar, koks yra pojūtis, jutimas, kaip jūsų fizinis kūnas reaguoja, kaip aplinka reaguoja, dėl ko jinai nori vat, plėstis, dėl ko jai yra gera, dėl to, kad jinai yra savyje, savastyje, jinai natūralioj būsenoj, dėl to jai ir yra gera. Ir mes visi intuityviai siekiam tos būsenos, nes joje yra paprasčiausiai natūralu. Kaip kūdikis natūraliai nori gyventi tokioje atsipalaidavimo būsenoje, bet rodo, kaip miega kūdikis atsipalaidavęs, atmetęs rankas ir kojas. Jisai nežino, kas dar jo laukia toje gyvenimo esmėje, prasmėje. Ir jisai dėl to pasitikė tą aplinką, pasitikė tą gamtą ir jisai dėl nieko nekovoja, dėl nieko neišgyvena, dėl nieko. Tai jis atrodo pirmų dienų kūdikis, kuris gimsta toksai atsipalaidavęs. Ir mums reikia prisiminti tą atsipalaidavimo būseną ir savyje kultivuoti, visą laiką ieškoti, kaip ir kada aš jaučiuosi, na, va, kaip tas kūdikis,
kas man trukdo atsipalaiduoti, kas man trukdo pajausti tą besąlyginį, besąlyginę meilę ar besąlyginį prieimimą visos tos supančios aplinkos. Nes tik tokiu būdu aš galiu būti savimi, savastimi. Ir dabar jeigu jaučiat, tai vis labiau ir labiau mes atsipalaiduojam, vis labiau grimstam gilyn į save, į savo esybę. Nes tik tokiu būdu mes galime išlikti savimi. Tik tokiu būdu mes galim, žinot, atsiriboti nuo visų kitų energijų, kurios mums nereikalingos, kurios mums nepadeda gyventi. Nes visos energijos yra dabar, pavyzdžiui, kurios yra jūsų viduje, jos sukasi ratu jūsų savastyje, tiesiog energetinėme kanale. Ir bet šitos energijos jums labai reikalingos. Jos švelnios, dieviškos, jos yra spinduliuojančios, nešančios energiją, jos yra sukančios energiją ir sukančios gyvybinį tokį kanalą. Šitos energijos jums reikalingos, nes jos yra integruotos, jos integruoja jūs į visą sistemą ir į visą struktūrą. Visos kitos energijos disbalansuoja, išardo, išaižėja, išskaldo jūs į sistemas, į struktūras, į tam tikras dalis. Tai ir yra toks skirtumas. Vienos energijos yra surenka jūs taip į sistemą, į struktūrą. Kitos energijos jūs ištraukia, išdarko, kaip jie išdrasko. Todėl mes norėtumėm, kad jūs visą laiką būtumėte tokioje sulipdytoje, sujungtoje, subalansuotoje, sufokusuotoje energijoje. Ir gyventumėte darnoje su savimi. Tada jums niekas nebaisu. Tada jūs būsite laimingi ir patenkinti savimi. Ir visa aplinka, kuri yra jumise, o mes kalbėjom dar praeitą kartą, kad visa ta aplinka, kuri yra jūsų viduje, tai yra su visais jūsų laukais, miškais ir visa ta. Todėl mes turime taip ją susitvarkyti, taip susiharmonizuoti, kad nebūtų ugnikalnių, nebūtų ten tų įsiveržimų, kad upeliai tekėtų savo vaga, kad nebūtų potvynių, kad gamta būtų natūraliai rami ir harmoninga. Nes jeigu mano viduje bus chaosas, tai ir gamtoje chaosas. Jeigu mano viduje bus toksai, žinot, šventa ramybė, arba kaip rodo aukuras, šventas aukuras, kuris visą laiką rusena harmoningai ugnimi, tai ir aplinka visa bus harmoninga. Nes mes savo vidumi išdarkom aplinką, o kai kadangi aplinka yra plačiaja prasme, tai ir kataklizmai įvairūs gamtoje ir visokie katastrofos ir potvyniai ir karai, viskas vyksta toje pačioje erdvėje, toje pačioje aplinkoje. Todėl jūs sako, suprantat, kokiais jūs esate galingi ir reikšmingi, kaip svarbu būti viduje tokiais darniais. Ir dar kartą vėl jie tai fokusuoja dabar į centrą, ypatingai pasižiūrėkite į pilvo sritį, nes čia dažniausiai ir vyksta tie tokie emociniai kataklizmai, emociniai karai, ar ten viskas ramu, ar saugu, ar viskas subalansuota. Ir jeigu pajausit, kad tai yra stabilumas, ramybė, pasitikėjimas, tai ir atsiras ir iš vidinio pasitikėjimo išorinio. Ir išorinis veikia vidinį. Bet jeigu mes šiandieną norim susibalansuoti, tai mes turime iš vidaus eiti į išorę. Ir mes jau darėm tai vėl ne vieną kartą, kai jūs sugebėdavot savo vidumi nuraminti visą savo aplinką, suharmonizuoti, sudėlioti viskas, kad būtų tvarkoje. Tai tvarka yra ta
gamtos tvarka. Ir viskas tai daroma, žinot, su neapsakomu švelnumu, su neapsakoma dėmesingumu ir atida. Tai yra antiek, žinot, pavyzdžiui, mes negalėtumėm, bet dabar irgi jaučiate viduje tą harmoniją ir tą pusiausvyrą ir tą, nu, ta prasme, tą sąjungą su gamta. Jūs pabandykite dabar padaryti kažkam ar griežto, arba ką nors prieš gamtą, pakelt ranką prieš gamtą, jūs negalėsite, nes jūs esat gamtos dalimi. Ir jeigu jūs taip jaučiatės gamtos dalimi, jūs pajauskite, kaip neturite jėgų, žinot, griovimo darbams, neturite jėgų staigiem judesiams, neturite jėgų kažką daryti, nu, jie rodo netinkamai arba, žinot, destruktyviai. Ir nes gamtoje taip vyksta, viskas vyksta labai labai švelniai ir harmoningai. Kai matoma iš kur uraganus, tai yra visai kitos energijos pasiekmė. Bet jeigu mes matom kaip tik viską kaip harmoningai ir pusiausvyrai, tai jūs pajauskit tą energiją. Dabar, ką jie nori mums parodyti per jutimus ir pajutimus, harmoningos energijos vibracija, kad pajaustumėte, ant kiek jinai yra kaip sodri, skani ir švelni ir tyli ir taiki, ant kiek jinai yra net nejuntamai taiki, ant kiek jinai yra, žinot, netgi rodo, am, taip kiek esu paralyžiuojantis visus destruktyvius veiksmus. Jinai yra kaip surišanti rankas tiems, kurie nori padaryti kažką netinkamo. Ta prasme, užkertanti karą, kelius karui, užkertanti potvinius, užkertanti uraganus, užkertanti, jinai yra daug stipresnė už tą kitą energiją. Ir vat pajauskit dabar tos energijos, atrodytų jinai kaip ir ramis, nu, vat spokojinai, nu, tokia rami, taiki, bet antiek stipri, kad jinai jūs gali prirakinti prie lovos ar kėdės, jinai gali padaryti jūs nebylius ir veiksnius, ta prasme, sustabdyti pulsaciją, sustabdyti širdies darbo veiklą, ta prasme, kad jinai gali jūs tiesiog prikaustyti prie lovos ar kėdės, tam, kad jūs dabar sujungtumėte save su ta gamta, pajustumėte jos tą begalinę rūpestį, meilę, atidumą ir galingumą tuo pačiu metu ir švelnumą tuo pačiu metu ir viską, ką jinai turi, jinai pati ir kaip energija yra, nes mes dabar tos energijos viduje arba tos energijos dalyje ir nori, kad jūs pajustumėte tą pačią energiją. Nes kaip kitaip mes sužinosime, kas tai yra ta energija, jeigu nejausime josios savimi, savastimi. Tai dabar pajauskite jos jėgą, stiprumą. Aš, pavyzdžiui, net atrodo, net negaliu nei rankos, nei kojos pakelti, kaip būtų viską pririšę, prikausti prie lovos, prie kėdės ir jinai tiek stipriai dabar yra veikiama, kad neatrodo, negalėtum nieko net pajudinti ar pasipriešinti jai. Mm.
Ir dabar atkreipkite dėmesį į fizinį kūną. Nes dažnai mes būna tai, jie sako, kad mes pajaučiam sielos dalimi harmoniją, o dabar fizinio kūno harmonija. Ta prasme, tai yra labai skirtingi dalykai. Tai, kad jūsų fizinis kūnas jau yra žinot, kai būni toj energijoje ir jūsų fizinis kūnas tą harmoniją gali pajausti. Fizinių kūnų, fizinę aplinką, fizinę erdvę. Tai yra labai labai stipru. Dėl to, kad, jūs kaip, žinot, vaikščiojantis kanalai, kaip vaikščiojantis tokios energijos, per jūs vaikšto energijos ir jūs turite jausti savo visų kūnų visas tas energijas, nes mes ir aną kartą kalbėjom, kad jūsų kanalas, jūsų kūnas ir yra tas lakmuso popierėlis, kuris skanuoja visą aplinką ir visą erdvę. Dabar jau matau, kad paleido tą ir jūs galite jausti, kai jūsų kūnas dabar atsipalaiduoja ir pradeda vibruoti ir pradeda suktis erdvėje, nes jisai įsiintegruoja vėl į visuotinę energiją, į visą apimančią energiją. Ir jis tai daro jau, žinot, kaip programa, kaip dalis, nesąmoningai, pasąmoniniam lygmenį jis jau žino, kaip jam tai, žinot, prisiminimai tos energijos ir jisai jau daro tai intuityviai ir lengvai, natūraliai. Kaip žinot, pavyzdžiui, rodo rugiams ar javams, jiems nereikia, jie natūraliai juda į visas pusės, ta prasme, jiems natūralu, kad jeigu papučia vėjas, jis linguoja į vieną ar kitą pusę, lygiai taip pat mūsų dabar irgi energija prisipratina prie tos visuotinės įsiplėtusios energijos. Ir jums fiziniam lygmenį bus lengviau, jūs tiesiog jausitės lengvesni. Labai gerai ir sau išeina, gaunasi, jie tokie laimingi, matau. Kai būtumėm, žinot, pasikeitę rūbais arba pasikeitę tokia aplinka. Labai gerai gaunasi. Labai gerai. Mm. Mm. Jie kažkokie paraleliai, žinot, rado mūsų laukuose palyginimą, jaučiatės tikriausiai kaip išėję iš bažnyčios. Tokį palengvėjimą. Ir tokį, žinot, kai būna nuplaunama nuodėmė ar nuplaunama energija, kai pasikeičia energija, kada yra malytula, malda stipriai, jinai keičia žmogaus energetinį kūną arba energiją. Tai lygiai šitas pats, kai mes įėjom į tam tikrą energiją, gamtos energiją, visuotinės energiją ir pabuvome toje energijoje, mūsų kūnas automatiškai atsipalaidavo ir automatiškai nusimetė visas kitas energijas, nes jos jam nereikalingos. Taip kaip atlimpa rodo visos kitos energijos, kai tu turi tą, žinot, brangiausią energiją, dėl kurios tu nori, bet tu jos sieki ir tada kitos visos yra tampa mažareikšmės arba nereikšmingos ir nereikalingos. Tai labai gerai, tai labai svarbu ir labai taip džiuginančiai atrodo. Labai gerai. Aha, ir vat galite jaustis. Jie sako laimingais, trupučiuką, nes tas laimės jausmas, tada kaip praplatėja mūsų vidus, praplatėja energijos, praplatėja ta energetinės sluoksnis. Ir sako, šiandieną mes tiek ir norėjom. Šiandieną mes norėjom, kad jūsų širdyje būtų ramybė ir šviesa, kad jūsų viduje susifokusuotų kuo daugiau energijos, gyvybinės energijos. Kodėl? Todėl, kad šis laikotarpis yra labai svarbus, žinot, kaip žemėje augimas, kai būna pavasarinis augimas, kuriame reikalinga energija,
tam, kad jinai ir kartu rodo ir kaip apsauga, ir kaip, kaip žinot, būtų prieš startą augt, kai tu turi apžiūrėti savo energetinį kūną, ar tu pajėgsi augt, ar tu pajėgsi išmaitinti visus sluoksnius, visas šakas, ar tu pajėgsi užauginti iš obels obuolius. Ta prasme, ar tu turėsi resursų auginti vaikus arba auginti rezultatus ar auginti, duoti derlių. Nes nuo pavasarinio žydėjimo, nuo pavasarinio va tos kaip pradžios, nuo to vat starto labai priklauso derlius rudenį. Nes tai yra laikotarpis, kai tu turi pamaitinti save viskuo, kas yra gyva, pamaitinti save viskuo, kas teikia tau energijos ir vitaminų. Tai nėra tik tai materialiam pasauliu, bet ir energetiniam. Kad tu turi save labai, žinot, susifokusuoti ir susirinkti į vieną vietą arba vieną, tokią kaip krūvą. Neišsiblaškyti ir nežadėti, kaip daugiau negu tu gali pajėgti. Ta prasme, kad tu turi, bet vėl rodo taip, kaip mums rodė pradžioj, surinkti visas energijas į vieną vietą. Tai, ką jie ir parodė, kaip tai galima padaryti ir kaip tai galima jaustis, kai tu esi visą laiką tame energetinėme resurse, kad tu visą laiką esi tame taške ir tame sukimas ir tame stiprume. Nes kitu atveju, kada tu išdalini ir išsidraskai, vat kaip ir būna, kai tos kitos ateina energijos ir išdrasko, tada neturėsi jėgų išmaitinti ir pasiekti rezultatų. Neturėsi, vat rudenį rezultatai, obuoliai, o pavasarį yra žiedai. Tai yra du skirtingi etapai, du skirtingi lygmenys. Todėl dabar visas yra fokusas, ar visas yra kaip išlaikyti tą stuburą, kaip išlaikyti tą energiją, kaip išlaikyti ir neišsidalinti, neišsiskaidyti į daug dalių. O tos dalys jūs suprato, tos kitos energijos, kurios nori mus po gabaliuką vėl atsiplėšt, atsidėt kažką. Tai, o mes vis tik tai turime visą laiką laikyti save viduje, visą laiką resursą, visą laiką tokiam pakilime. Ir kad būtų tos energijos surenkančios ir vienijančios, stiprinančios, jungiančios energijos. Tada sako, bus viskas labai gerai. O kitu atveju jie vėl rodo, galim nesulaukti derliaus, galim neturėti žiedų ir neturėti derliaus. Labai gerai. Todėl pajauskit ir dabar jie rodo, čia panašiai, žinot, kaip pavyzdžiui ir medis, būna kamieną rodo, ir bunda energija, gyvybinė energija. Jinai taip pat yra labai būdinama, kaip pamažu ir intuityviai jaučiam, kada gali prasiskleisti, o kada dar neprasiskleisti, ar žiedai, ar lapai, ar rodo gėlės, ar dar kiti augimą vystantis tokie elementai. Todėl mes šiame etape laikotarpyje, sako, turim labai žiūrėti savo kamieno, kad visą laiką būtumėm pakilime. Tai šiam kartui tiek. Norim atsisveikinti ir norim, kad, vėl jie sako, nepamirštume tai, ką surinkom ir kokią informaciją jums perdavėm. Tai, kad jūs esate tokios kaip energijos dalimi ir laikykite tą energiją savimi. Ir visą laiką jie rodo, taip, žinot,
visą laiką kilkit aukštyn ir į viršų, nes dabar šiuo metu vat, jūsų visų energijos labai gražiai subalansuotos, iš jūsų vidaus sklinda energija ir maitina kitus intuityviai, bet jūs turite savyje savo energiją laikyti prie savęs, viduje, tam, kad turėtumėte va, tą resursą būti laimingais, džiaugsmingais, pakiliais, girdinčiais, įsiklausančiais, skambančiais, giliai, giliai. Tai šiam kartui tiek ir iki kito karto sudie.